Atsiverskime Apreiškimo 22 skyrių. Mes ir toliau kalbam apie Dievo atributus. Mes norime pažinti, koks yra Dievas, tada lengviau mums bus suprasti, kas jam patinka, kas ne, ir link kur jis įveda mūsų gyvenimą. Ir lengviau bus mums jaustis šalia jo, kai mes jį pažįstame. Jaustis saugiai, ar jaustis su baime, ar jaustis budriai, ar pasyviai. Šiandieną kalbėsim apie tai, ką dabar perskaitysim, Apreiškimo 22, 13 eilutė. Dievas sako, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinis. Aš suprantat, kas yra alfa ir omega? Yra A, B, C, D ir taip toliau. Ir vienoje kalboje yra alfa, beta, delta, gamma ir paskutinė yra omega. Ne? Tai yra abėcėlė. Šičia ir taškelis, kur yra pradžia, ir vadinasi alfa. Ir galiausiai yra taškelis omega. Ir Dievas sako, aš esu pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinis. Ir ką Dievas pasako, ten uždeda taškelį alfa. Ir būkite tuo tikri, kad jis taip ir padarys. Pradžios pirmam skyriui Dievas sako, te atsiranda. Ar ne? Pirmą dieną kūrinijos. Te atsiranda. Kas pirmos dienos pabaigoje buvo? Atsirado. Antrą dieną jis sako, te atsiranda. Žemė, saulė, žvaigždės, vanduo. Te atsiranda. Kas buvo gale dienos? Atsirado. Bet tai buvo prieš milijonus metų. Ne, tai buvo prieš 6000 metų, bet buvo taip senai. Ir tenai buvo tiesa, o greičiausiai toj pasakoj buvo tiesa. Bet tai buvo iš tikrųjų. Dievas yra tas pats vakar, šiandieną ir per amžius. Kada po kažkiek tai metų, šimtmečių metų, buvo Abraomas, pradžios 12 skyriui. Antroje eilutėje sako, aš padarysiu tave didelę tautą. Dievas pasakė, alfa, taškelis, pats pirmas, kokį aš tau dabar sakau, aš padarysiu tave didelę tautą. Ir praėjo 10 metų, jis dar nėra didelė tauta, 20, 30. Praėjo daug metų. Atsimenat pamokslą apie Abraomo gyvenimą. Abraomas galvoja, nu va, ar Dievas yra ne tik alfa, bet ir omega? Ar jis yra ne tik pradžia, bet ir pabaiga? Ar jis pasakys ir nepadarys? Atsiverskim skaičių 23 skyrių. Prie tam pamokslę mes buvom atsiverti irgi tą pačią eilutę. Skaičių 23. Puslapis 183. Skaičių 23 skyrius 19 eilutę. Atsiverskit, noriu, kad pamatytumėt. Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar jis pasakė ir nepadarys,
Ar jis kalbėjo ir neįvykdys? Abraomui kalbėjo, aš padarysiu tave didelę tautą. Bet praėjo 10 metų. Abraomas galvoja taip, kaip žmogus galvoja. Ar Dievas pasakė ir neįvykdys? Gali būti, jeigu Dievas toks kaip aš. Jeigu Dievas kaip žmogus. Bet ką padarė Dievas? Dievas padarė jį didelę tautą. Ir Dievas įrodė, kad jis yra alfa ir omega. Ir Dievas yra tas pats šiandien, vakar ir per amžius. Ir mūsų gyvenime irgi tas pats. Kai Abraomui atėjo pas Abraomą, jam buvo 99 metai, ne? Atėjo ir sako Dievas, tau gims sūnus iš Saros. O Sarai 90 metų. Ar ne? Ir ką, Sara žvengia ten prigulus ant žemės? Ar man gali gimti 90 metį, kuris senai mėnesiniam nebesarga? Ar gali gimti? Abraomas sako, ar gali gimti? Dievas sako, ar tas, kuris uždėjo alfa tašką, ar egzistuoja ir omega? Ar aš esu pradžia ir pabaiga? Ar aš pasakiau ir tau negims? Aš pasakiau ir tau gims. Ir aš esu tas, kuris pradeda ir pabaigia darbą. Tas pats buvo Juozapo gyvenime. Kai Juozapas turėjo 11 brolių, ne? 12 iš vis buvo. Turėjo tėvą, turėjo motiną. Ir vieną dieną Juozapui Dievas davė sapną. Ir tame sapne buvo kas? Kad Juozapas bus tas, kuris stovės per vidurį ir visi nusilenks jam. Ir netgi tėvas ir motina nusilenks jam. Ir jisai papasakoja broliams, broliai dar labiau pradėjo jo nekęsti. Jisai sako nesąmonę. Jisai papasakoja tėvams, jie pasakė, tu per daug gerai apie save galvoji, mes prieš tave nenusilenksim. Ir Juozapą įmetė į duobę, paskui ištraukė, pardavė vergystėn. Ir Juozapas galvoja, argi Dievas nėra alfa, argi jisai nebus ir omega. Argi jisai nepadarys tai, kai jis man pasakė? Ir jisai padarė. Ar ne? Galiausiai Juozapas buvo faraono dešinioji ranka ir jisai valdė visą maistą per bado metą ir visi broliai atėjo ir nusilenkė prieš jį, kad gauti maisto. Ir tėvai irgi. Lygiai taip pat. Ką aš noriu pasakyti? Mes galime galvoti, kad Dievas pasakė, bet abejoti to. Bet niekada nebijokit. Jeigu Dievas pasakė, blogos draugijos sugadina gerus papročius. Dievas pasakė, kad aš esu alfa ir galiausiai bus taip, kaip aš pasakiau, nes aš esu ir pabaiga. Pradžia ir pabaiga. Ir jeigu bloga draugija, aš pasakiau, kad gadins gerus papročius, jinai gadins gerus papročius. Jeigu aš pasakiau, kad šiandieną jums duodu rinktis gyvenimą arba mirti, pakartoto įstatymo 30:15. Aš duodu rinktis gyvenimą arba mirti, bet pasirink gyvenimą. Nes aš nenoriu, kad tu mirtum. Aš noriu, kad tu gyventum, bet tu renkiesi. Bet aš pasakiau, kad jeigu pasirinksi gyvenimą, aš būsiu tavo kelias, tiesa ir gyvenimas. Jono 14:6. Aš būsiu tavo kelias, tiesa ir gyvenimas. Dėl to, kad aš esu tas, kuris žino nuo pradžių, kas bus pabaigoje. Bet jeigu tu pasirinksi mirti, aš nebūsiu tavo kelias, nebūsiu tavo tiesa, nebūsiu tavo gyvenimas, nebūsiu tavo Dievas ir tu būsi vienas. Jeigu tu esi grūdelis, kuris įkrito į gerą dirbą, bet nemirė savo, tu liksi vienas. Aš esu tas, kuris pasakiau ir taip ir įvykdysiu. Dėl to rimtai žiūrėk į tai, kad aš esu alfa ir omega, ir rimtai žiūrėk į tai, kad mano žodis tau yra visos gairės, kurios kalba apie tai, kas bus, jeigu tu pasirinksi. Ir mes renkamės. Ir mes renkamės ne be jokių abejonių.
Nes Dievas yra tas, kuris pradeda, jis ir pabaigia. Jisai parašė, jeigu jis parašė formulę, formulė veikia. Jeigu jisai pasakė, kad kada aš pasakysiu savo lūpomis ir širdimi patikėsiu, kad Jėzus Kristus yra viešpats, mano nuodėmės bus taip toli, kaip rytai nuo vakarų, ir neis išmatuoti kiek toli, taip kaip žemė nuo dangaus. Jisai pasakė, kad tai bus. Ar jisai to nepadarys? Filipiečiams 1:6, tas, kuris pradėjo jumise gerą darbą, jį ir užbaigs. Kodėl? Nes jisai yra pradžia ir pabaiga mano gyvenime. Man reikia rimtai žiūrėti tai, kas čia parašyta. Nes jisai neturi nei vieno dalyko, ką jis pradėtų ir neužbaigtų. Ir mes galime sakyti, jisai suverenus Dievas, jisai viską valdo. Taip, jisai viską valdo. Yra vienas dalykas, ko jisai neliečia niekada. Mūsų laisvos valios. Ir dėl to jisai prirašė Biblijoje daugybę dalykų, kur yra blogi pasirinkimai. Ir parašė nesirink. Dėl to, kad mūsų laisva valia būtų laisva valia, galėtų rinktis ne tik gerus dalykus, bet ir blogus dalykus. Bet Dievas sako, aš pakartotų įstatymą 30:15. Aš duodu pasirinkti gyvenimą arba mirti, bet pasirink gyvenimą. Jis nori, kad mes pasirinktume gyvenimą. Ir tai nėra šiaip sau. Tai yra rimtas pasiūlymas. Paulius, Apaštalų darbų 9 skyriui, pirmas 2 eilutės sako, jisai ėjo su dideliu įniršiu, su didelė neapykanta tikintiesiems, ėjo gauti slaptų dokumentų, kaip juos atrasti. Ir norėjo žudyti tikinčiuosius. Bet Dievas turi jam planą. Ir kas įvyko pakeliui į Damaską Pauliui? Dievas susitiko su juo ir sako, kodėl tu mane persekiai? Eik skelbti mano evangeliją. Dievas sako, aš esu alfa, aš sakau, tu eik skelbti mano evangeliją. Ir Paulius, koks yra likimas? Didžioji dalis Naujojo testamento buvo jo geroji evangelija. Ar ne? Ir jeigu Dievas šiandieną prieina prie tavęs ir sako, tu esi mano mokinys, aš tau turiu ateitį su viltimi. Ar žinote, kad didžioji jūsų gyvenimo dalis ateityje bus Naujasis testamentas? Jūs būsite Dievo mokiniai, jeigu jūs pasakysite taip, kaip Paulius pasakė taip. Dievas duoda mums šiandieną rinktis tarp to, kad ar gyvensime, ar mirsime. Ir jisai įvykdys tai, ką mes pasirinksime. Jeigu mes renkamės gyvenimą ir mes gyvensime. Jeigu renkamės mirti ir mes mirsime. Taigi pabaigai, ką aš noriu, kad jūs suprastumėte iš šio pamokslo. Dievas parašė Bibliją, nes jinai veikia. Dievas pasakė jums, kad jūs esate išrinktoji tauta, nes jūs esate išrinktoji tauta. Jisai pasirūpins tom, kad jūs taip ir atrodytumėte. Klausykite, ką jis kalba, tikėkite, ką jis kalba. Ir pasitikėkite, kad jisai užbaigs jumise gerą darbą. Jeremijo 31:3 sako, viskas tvarkoj, kad tu esi netobulas, bet savo mylinčių gerumu aš tave pritrauksiu prie savęs ir tu būsi tas, kurį aš vadinu savo mokiniu. Ir tu būsi druska pasauliui, tu būsi šviesa pasauliui, tu būsi kitoks pasauliui, nes aš esu tas, kuris pasakiau ir įvykdys. Dievas tas, kuris pradėjo jumise gerą darbą, jį ir padarys, nes jisai yra alfa ir omega. Ir šis visas pamokslas, jisai yra apie 2 dalykus. Jis pasakys ir padarys,
Jis pradėjo ir jisai ir užbaigs. Ir antras dalykas, leiskite jam padaryti tą geresnį variantą, kurį jisai jums nori padaryti. Pasakykime jam taip, kai jisai sako, rinkis gyvenimą, nemirti. Pasakykime jam taip. 2 dalykai. Jisai pradėjo ir pabaigs. Ne jūs pradėjot, ne jūs pabaigsit. Bet jūs leiskite jam, kad tai būtų gerasis kelias, kurį jis pradėjo ir pabaigs. O ne blogasis. Nes blogą jis irgi pradėjo ir pabaigs, jeigu jūs jį pasirinkote. Velnias pasirinko, kad jam būtų pragaras. Ar Dievas pradėjo ir ar jisai pabaigs taip? Ar leis, kad velnias nueitų į pragarą? Jisai leis, kad velnias nueitų į pragarą. Nes jisai yra alfa ir omega. Jisai yra tas, kuris pradėjo ir pabaigs. Jūs esate tie, kurie sako, Dieve, pradėk šiuo keliu. Pradėk manyje gyvenimą kurti. Arba ne, Dieve, pradėk šiuo keliu. Pradėk manyje kurti griuvimą, pradėk manyje kurti širdies užkietėjimą ir pradėk manyje kurti gyvenimą, kurio ar aš bjaurėčiausi ir aplinkiniai bjaurėtųsi. Ir aš jam pasakau, kur pradėk, bet jis yra tas, kuris pabaigs. Ir Biblija kalba apie tai, kaip kelias keliauja į blogą, kaip kelias keliauja į gerą. Pasižiūrėkime, kai mes skaitom Bibliją, pasižiūrėkime, kur mūsų kelias keliauja. Kurį mes pasirinkome. Mes galime eiti į bažnyčią, gali 2 žmonės eiti į bažnyčią. Vienas eina į pragarą, kitas eina į dangų, bet abudu eina visą gyvenimą į bažnyčią. Dėl to, kad bažnyčia negelbėja. Mano pasirinktas gyvenimas arba mirtis. Štai kas Dievui duoda startą. Ne tai, ar aš lankysiu bažnyčią, bet ar aš Dievui leisiu būti alfa geroji ar alfa blogoji, nes omega bus tokie pat kaip ir alfa. Pradžia labai daug ką kalba. Pradžia kalba apie tai, link ko eina pabaiga. Gerai, dėkojame Dieve už tai, kad mes šiandieną pažinome Tave kaip tą, kuris pradėjo gerą darbą ir užbaigs. Mes pasitikim Tavim ir mes darom šiandieną sprendimus, kuriuos Tu rekomenduoji, o ne kuriuos Tu draudi. Dėkojam Viešpatie už Tavo ištikimybę, už Tavo stropumą mūsų gyvenime. Ir ačiū, kad Tu pažadėjai ir Tu įvykdysi. Dėkojam Jėzaus vardu. Amen.